Mano antras skundas yra parašytas dėl tarybos nario antikorupcijos komisijos nario Evaldo Brusoko. Aha. Tai, jau kaip žinai, tai reiškia, buvo toks incidentas, kad reiškia praeitų metų lapkričio nuo 8 iki 14 dienos buvo išauktas mano turtas. Tai automobiliai, detalės, maždaug nuostolis, nežinau. Kai pradedu skaičiuoti, tai baigėsi ant 50-60 tūkstančių. Toliau neskaičiuoju, nes užverda kraujas. Tai ir yra toks dalykas, reiškia, kad Evaldas Brusokas siejamas neaiškiais ryšiais su būtent asmenims, kurie išvogė turtą, ir su savivaldybės administracijos darbuotojais. Tai yra vienas, kad reiškia, Petroškų kaime minėti asmenys, kurie išvogė mano automobilius ir turtą, Petroškų kaime buvusiose dirbtuvėse ardė tuos automobilius ir utilizavo. Evaldui Brusokui aš pats asmeniškai pranešiau apie tai, tačiau jis kosmonautinį paaiškinimą skėlė. Tai, kad gali ardyti ir gali parduoti detalės, tai yra, kaip ir skatintinas dalykas. Bet regiono gamtos apsaugos vadovas, Alytaus regiono, aš netikiu, kad nežino, kad reiškia ardyti, utilizuoti automobilius, reiškia turi turėti licenciją. Taip. Specialią. Kad tą licenciją gauti, tai yra kryžiaus keliai. Tai. Tai jau minėti asmenys. Tai tu jau taip per daug jį pasakoji. Minėti asmenys, tai jau nuskambėjo per visą rajoną su savo gamtosauginiais pažeidimais. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai toks yra akcentas, nes čia jam gali pririnkti, kaip ten sako, vežimą ir dar telėšką iš paskos. Tokia, žinai, didelė vežimo dydžio. Dabar yra antras dalykas, yra toks faktas, kaip tai yra korupcijos pavyzdys. Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas pasistatęs pirtį ant ežero kranto. Taip. Tiesa, mes matėm, tai buvom. Ir dabar yra toks dalykėlis, paprastas dalykėlis. Reiškia, mes tada matavom, išeina 9 metrai. Reikalauna 10. Bet čia yra dar vienas niuansas. Ten yra kranto kampas į vandenį, yra didesnis. Ten turi būti apie 15 metrų tas zona apsaugos. Taip. Visa pirtis yra nugrautina. Evaldui Brusokui aš pats asmeniškai viską išaiškinau. Ir dabar spėk iš vieno karto, ką jis padarė, nieko. Tai jis bent turėjo imti ir duoti atsakymą. Aš ištyriau, ten viskas gerai arba viskas negerai. Arba galbūt, šiaip taip kažkai. Aš tada suprasčiau, suprantate? Dabar jis nieko nepasakė. Tai yra korupcijos atvejis. O kokios jo pareigos yra šitam savivaldybėje? Jis yra Alytaus, tai čia Alytaus regiono skaitosi, vadinasi jo. Alytaus regiono gamtos apsaugos vadovas. Ir tarybos narys kartu. Ir tarybos narys. Ir demokratas. Skvernelio demokratas. Bet tai kaip žmonės balsuoja iš tokius demokratus? Jūs galite ryšiai. Brusoko brodis, ne Brusoko brodis. Leiskit pabaigti, palaukit. Aš nežinau, kaip už tuos demokratus balsuoja. Kodėl balsuoja už juos? Rajone balsuoja todėl, kad toks Benas Rutelionis yra veikėjas, suprantat. Jis labai buvo Karbausko ištikimas bendražygis. Po to kažkaip tai staigiai pasidarė Skvernelio ištikimas bendražygis. Ko gero, kad keičia kailius greičiau nei reikia. Jis dabar nuo visko nusišalina. Sakė, pasiuskite už šį. Ir suprantate, jis praktiškai ir atvedė tą demokratų partiją į rajoną. Ir atėjo visa
Nu, gerosios idėjos. Aš apskritai demokratas šokiruotas. Radviliškio kandidatas į merus, o tai įsivaizduokit, Radviliškio kandidatas į merus buvo teistas už plėšimus. Teistas už, ten rodė netgi tokius filmukus, reiškia, filmuotą jie sukėlė į YouTube'us, visur ten gyvulius, šernam iltis gyviem traukė, lupo, šunim pjudė. Nu, kažkoks tai neadekvatus. Banditėlis toks visiškas. Švelniai pasakius. Tai yra nesąmonė. Nu kaip gali. Ar Skvernelis to nežinojo? Policijos vadas, vidaus reikalų ministras, supranti, visi. Jie žinojo. Kas ten per partijos, nežinau. Jis nežinojo, kas nušovė Joną Furmanavičių teisėją, tarkim, jo iki šiol nežino. Nu, kartais reikia gal nežinoti. Geriau nežinot. O ką jūs norėjot pasakyti apie tą Brusoką? Tai kas čia yra? Aš norėjau pasakyti, gal Brodis Brusokas. Skundas mano parašytas. Kitas vardas. Aha. Evaldas Brusokas. Čia dėl ko? Pasakykit, tarkim, žodžiais. Užteršė mano kaimynas prūdą fekalijomis. Atvažiavęs Evaldas Brusokas prūdo tikrinti, nusikalstamų priežasčių nerado. Parašius man raštą aplinkos apsaugos ministerijai, buvo atsiųsta komisija iš Kaišiadorių, katri pakartotinai patikrinus prūdą rado pažeidimus, susietų su gamtos apsaugos teršimu. Taip. O bet Brusokas, nu tai gal tiesiog nerado, nu tai... Paklausyk, Brusoko Brodis Reikia nerast. Man atrodo, kadangi jį, tas apskūstas mano kaimynas, jį buvo įsivedęs į savo gyvenamas patalpas. Ir atvažiavo skundo tikrinti be uniformos, be skyrybos ženklų, neprisistatė. O tai kaip jis tikrino, gal tiesiog paėmė ten kažkokį mėginį to vandens? Nieko jis neėmė. Nepadarė, bet tyrimus padarė. Tik tai ant manęs pradėjo bartis, kad man panaikys lauko tualetą, kad jis yra pastatytas pagal dokumentus. Supratau. Ir registruotas. Aišku. Žodžiu, tikrindama gamtos šitą ir gamtos apsaugos inspekcija, ir pietų statybos inspekcija pas mane jokių nusižeidimų nenustatė. Jo, Romai, o taip kaip atvertinimo dabar šitą šou, kur mes suvažiavom visi šitą kvietę antikorupcijos komisiją tave į tą, ir kad išdėstytum tą visą problematiką. Bet čia dar su Brusoku, dar va irgi fekalijas priminė, reiškia, čia yra per Rudaminą toks geras kaimukas, supranti, tai fekalijos, ten suvežta, nežinau, tonai, 50-60 tonų mėšlo. Ir vat įsivaizduot, kada žiemą viskas teka, jūra srutų. Rudaminos apylinkės yra tokios labai vandeningos. Ten į gruntinius vandenis. Nemajūnai, va čia yra toks kaimukas, yra reiškia fermos. Tai žmonės skundėsi... Tu nesikalbėk už to šūdo, gal greičiau įsakykit, ar Brusoko Brodis nėra. Bėgo, supranti, per kelią srutos. Žmonės jam skundėsi, jam nieko. Taip. Kol aš nepaskambinau į gamtos apsaugos ministeriją ir jau gamtos apsaugos agentūrą gamtos apsaugos. Tada susitvarkė kažkaip. Dabar kas liečia šitą šou apskritai aš neįsivaizduoju tokio dalyko. Reiškia, merės yra 4 žmonės. Ne? Tai... Demokratai visi. Jo, demokratai. Kas ten, Klėjus, Jurgita Kudarauskienė, šitas Mantas ir Evaldas Brusokas. Dabar žiūrėkit, toks yra labai įdomus faktas. Jurgita Kudarauskienė yra tarybos narė. Taryba nutarė, reiškia, ir priėmė sprendimą, kad jinai pavaduojanti merė. Kaip gali? Tai yra, reiškia, vienokio ar kitokio atveju jinai yra administracijos direktorius, ne? Sakykime, visas bendras vadovas administracijos. Kaip gali būti
antikorupcijos komisijoje tie žmonės, kurie reiškia tos administracijos vienokius kitokius dalykus spręs. Ir tu keli klausimą būtent dėl tos administracijos korupcijos, tarkim. Jie patys sprendžia savo nusikaltimus, iš esmės tyria. Patys ištyria savo nusikaltimus. Ateina, atsisėda, Ne tai, kokius įtyrė, va, tai atmesti, nenagrinėti. Ne. Brusokas liepė patikrinti tą pavėsinę ant prūdo dėl to, kad aš jį apkaltinau, reiškia, prūdo užteršimu, kadangi jis neištyrė aplinkybių, kur iš tikrųjų buvo užsirgtas tas prūdas. O paskui prasidėjo skundai dėl pavėsinės, dėl mano, reiškia, lauko tualeto ir taip toliau. Supratau. Po ko sekė daugybė komisijų ir daugybė patikrinimų. Kas iki šiol ir dar tęsiasi, nerandu teisybės, nei su savo... Ir nerasi, su savo šūdu, tai nei su niekur to kitom... nerasi. Romai, atsiprašau, tai grįžtam prie šito posėdžio šiandieninio, tarkim. Ne, tai 4 Gerai, dabar atsiprašau. laimingai, viso gero, viso gero. Nelabai sveika. Gerai, jo. Aš jums galėsiu paskambinti. Žinoma. Gerai, didelis ačiū. Jūs abu dabar išsiaiškinkite. Palaukit, jo, tai 4 šitie demokratai, kas dar, konservai yra, ne? Vienas. Ne, yra valstiečių, ne, tai Klėjus yra konservatorius ir yra 3 demokratai. Tai vat, ir pirmininkas yra regionų partija, Vilma Danauskienė yra valstiečių partija ir trečias asmuo irgi yra valstiečių partija, berods. Kas tokiais trečias? Pasakyk pavardė. O pavardė užkrito čia, jis yra ūkininkas, link visi važiuojant, ūkininkauja. Jaunas vaikinas, jis apie kokią 30. Valstiečių partijos tik tai tarybos narys yra Tai- vienas. Danauskienė, daugiau jų nėra. Bet jie balsuoja ar pagal partijos kažkaip liniją, ar pagal savo sąžinę, kaip tu Tai gali- manai? Nu tai kaip, Aurimai, paim šiandien dieną, ne? Tai paima, reiškia, Brusokas, jo klausimas svarsto ir jis pats Balsuoja dėl savo klausimų. dėl savęs. Nu, Tai taip. sakytų, žinot, kolegos, nežinau, čia gal tam Nusišalino. Romai stogas pavažiavo ar kaip, nežinau, taip nėra, ne, bet aš žinokit nusišalinsiu, nes, neetiška, man čia, žinot, savo... Negražu. Negražus. Bet Klėjus praeitą kartą supranti, tai jis ten irgi taip, iškilo vienas, kadangi jis mano reikale, reiškia, būdamas tarybos administracijos direktorius, reiškia, dalyvavo tuose visuose dalykuose, bet jis tik vienas epizodėlis iškilo. Neiškilo antras etapas, kai 21-2 metais jis ruošė medžiagą teismui. Visiškai faktais tokiais iš dangaus paimtais, visi žino, visi viską, o nesąmonės daro. O man Klėjus priėmė įsakymą 6,5 pagrobti. Tai suprantat, Išdavė. negali būti tokių dalykų kaip, žinot, biški, kaip čia, Ventverčiai negražu sakyti, neetiška būtų, ne, tai sakykime, Lazdijų savivaldybei, kaip ateini, tai Ventverčiai. Sakysim, pykit. Bloga. man. Bloga darosi, man Vimdo. Jo. Bloga darosi. Nėra graži, simpatiška moteris, bet vis tiek bloga. O kaip, tarkim, su tais čekiukais jos? Nežinau, kiek čia eina kalbos, kad atseikas pareiškė įtarimus. 3 specliudininkai. Ar ten pareiškė, ar nepareiškė? Tai čia reikia jų Jau paklausti. apklausė 3 specliudininkai. 3 specialiudininkai. Taip, yra. Tada skaičiuoja merė. Ką? Iš Spec. rajono? Taip, Lazdijų tarybos 3. STT. Jodina. Supratau. Tada skaičiuoja pirmą merę. Tai bet specialiudininkai dar neįtarimieji. Čia tik spec. Tai reiškia Spec. tyrimas, Tai spec jau. tai jau spec. Specialus. O kaip sudirbs, neaišku, čia, kaip